Šį savaitgalį mūsų laukia ekstremalūs nuotykiai. Turėsime nuvažiuoti iki jūros ir grįžti. Kas čia ekstremalaus? Važiuosim su elektriniu golfu. Pirmas iššūkis tai, kad elektrinis ir jisai vieną įkrovą niekaip nenuvažiuos tokio atstumo. Kitas iššūkis, kad yra dabar joninių savaitgalis ir srautas automobilių bus didžiulis. Taip pat bus didžiulės eilės ir įkrovimo stotelėse. Tokia kelionė reikalingas pasiruošimas. Kaip mes ruošiamės, tai aišku pasikraunam bateriją pilną, išsiimam nereikalingus daiktus taupydami svorį ir šiek tiek padidinsiu slėgį padangose, šiek tiek pasukčiausim, bet tai mums duos keletą ekstra kilometrų. Pasirodo, mes ir taip sukčiavom, čia ir taip jau yra 3 barai. Pajūris Vilnius, pirmas etapas jau į pabaigą. Nuvažiavom nuo įkrovimo 103 km. Sąnaudos yra šiuo metu 14,7 kWh 100 km. Nemažos, bet ir greitis nemažas, apie 120-130 km/h. Su įjungtu kondicionierium. Iki tikslo apie 20 turbūt kokių kilometrų, o įkrovos turim dar 84. Čia yra lengvoji, pati lengviausia dalis, dėl to, kad iki Kauno iš Vilniaus mes visą laiką nuvažiuojam, be problemų, žiemą ar vasarą nesvarbu. Ir Kaune mes nakvosim ir per naktį krausim automobilį. Tai iš Kauno mes išvažiuosim su pilnai pakrauta baterija ir važiuosim iki pajūrio. Tai minimum vieno įkrovimo mums reikės ir eigoje žiūrėsim kaip seksis. Tai rytojus irgi nebus sudėtingas, dėl to, kad išvažiuosim jau iš Kauno ir nuvažiuoti nereikės labai daug. O sekmadienį jau važiuosim nuo pajūrio iki Vilniaus su pilnai pakrauta baterija, bet važiuosim pilną atstumą be nakvynės kažkur tai mums reikės 2 arba 3 įkrovimų. Joninių sekmadienis, visi važiuos atgal. Mes su srautu važiuosim irgi, stotelėse neišvengiamai bus daug mašinų. Kaip seksis, pažiūrėsim. Atvykom į Kauną, o čia kas? Čia Audi A2. Ir kas Audi A2? Sugedo. Mirksi žvakių lemputė, dega čekas, kartais užgesta. Kas atsitiko? Atsitiko panašu, kad paskirstymo velenėlio daviklis. Taip mes jau čia ūkiškai pradedam ardytis, ieškom įrankių. Radom problemą. Tai taip. Paskirstymo velenėlio daviklis, čia jo jungtis, laidas ten keliauja ir daviklis yra iš šitos pusės po pagrindinio diržo dangteliu. Tai čia šitą dalyką jau keis servisas, mano darbas buvo tik tai nustatyti. Ir kadangi buvo alkūninio velenėlio daviklio klaida irgi, tai matyti ir jisai kartais grybauja. Šitą tai tikrai aptikau, kad buvo nustojęs veikti, kol testavom. Jį reikia pakeisti, o paskui eigoje žiūrėti, ar gyvas tas yra alkūninio daviklis ar ne. Nu ir kažkiek tai čia dar skirtumų pavyko rasti. Naudingos informacijos pasisemti. Žodžiu, pas musgi šitas yra nulūžęs ir neaišku kur prisukt. Kabo čia kažkur tai.
Tai va, kadangi aš jau jį visą suklijavau, sutaisiau, dabar jau žinau, kur jisai turi prisisukti, prie ABS bloko kronšteino. Raudona I. Golfas jau yra 100% pasikrovęs. Labas rytas, kelionės update'as. 8:47, išvažiavom iš Kauno. Kur mes važiuojam? Mes važiuojam į Kretingą. Ko mes ten važiuojam? Mes ten važiuojam susitikti su draugais, pasikrauti mašinos ir pasiskolinti šlifavimo mašinėlės, kurios mums reikės bamperio remontui. Kelionės planas yra nuvažiuoti 205 km. Mūsų kelionės tikslas yra už 205 km. Golfas yra pilnai pakrautas ir Golfas gali nuvažiuoti 212. Šitą informaciją tikrai pasikeis, nes tik dabar išvažiavom į greitkelį, sąnaudos šiek tiek pakils ir vargu ar mes su viena įkrova nuo Kauno nuvažiuosim iki Kretingo. Tai eigoje planuoju daryti vieną sustojimą trumpą greitam įkrovimui, šiek tiek pasipildysim bateriją ir tęsim kelionę. Tai planas yra su vienu sustojimu pasiekti kelionės tikslą. Taip, sustojam pasikrauti. Pasižiūrėsim, ar veikia stotelė. Mūsų yra DC įkrovimas, greitasis. Tai pirmas įkrovimas pas mus gaunasi restorane Nikola. Visiškai jokios eilės nebuvo, nei vieno automobilio, kas yra labai neįprasta. Gavom greitą įkrovimą. Pas mus apie pusę baterijos dabar yra, tai praleisim čia 15-20 minučių. Ir būsim pilnai pasiruošę tęsti kelionę. 2,5 minutės kraunamės ir pasikrovėm jau 5%. Krovimas visai greitas. 10 valandų 11 minučių ryto pasikrovėm prie restorano Nikola, nemokamai įkrovimo stoteliai. Ten užtrukom beveik pusę valandos, 28 minutės krovėmės, kol į tualetą kažkas ten nuėjo, kol atsigėrėm. Prabėgo greitas laikas ir pasikrovėm daugiau negu mums reikia. Mums reikia nuvažiuoti 106 km, pasikrovėm 145. Ką tik pravažiavom Kryžkalnį ir po valandos jau būsim pasiekę savo tikslą. Tai viskas pagal planą, netgi geriau negu planavom. Išvykom iš Kretingos su pilnai pakrauta baterija, bet važiuojam ne tiesiai į Vilnių, o aplankysim dar Telšius. Tai ten trumpai pasikrausim ir tada jau važiuosim iš Telšių į Vilnių, kur pusiaukeliai tikriausiai dar vieno įkrovimo reikės. Tai dabar turim 200 km range, nuvažiavom 10 km. Tai planas tas pats, automobilis tokiam sąlygom, manau, nuvažiuoti galės greitkeliu apie 160 km, nes dabar jau yra 23 laipsniai, tikrai karšta, jau reikia kondicionieriaus ir sąnaudos šiek tiek jau padidėjo. Tai planuokim, kad su viena įkrova galim nuvažiuoti apie 160. Ja, bus daugiau informacijos eigoje. Naujas update'as. Kelionės metu užmigo vaikai ir mes jau nuvažiavom 65 km.
Atvykome jau į Telšius, ieškosim lėto tikriausiai įkrovimo stotelės, paliksime automobilį pasikrauti ir eisim aplankyti miesto. Šiuo metu turim 165 km range ir gerą orą. Sekmadienis 15:41. Mes pajudėjome iš Telšių. Jau nuo Telšių nutolome 29 km. Ten, kol slampinėjom po miestą, kol pavalgėm, pasikrovėm nemokamai iki pilno akumuliatorių pasipildėm. Dabar važiuojam apie 80 km per valandą greičiu. Sąnaudos yra puikios. 12,8 kWh 100 km. Su įjungta oro kondicionavimo sistema. Ir kompiuteris prognozuoja, kad taip mes galim nuvažiuoti 206 km. Manau, kad neužilgo mes įsuksime į greitkelį ir kuro sąnaudos stipriai pasikeis. Elektros sąnaudos pasikeis. Juokinga. Tai va, aš jau nevairuoju. Tai vairuoja kitas asmuo. Manoma, kad jis vairuoja neekonomiškai. Manoma, taip, mes patiriam didžiulius nuostolius. Lekia čia. Kur tu ko čia gazuoji? Idealus planas būtų pasiekti namus su vienu sustojimu. Su dar vienu. Vienas sustojimas jau buvo Telšiuose. Mums nedaug reikėjo. Ant lėto pakrovimo lėtai pasikrovėm, pavalgėm. Ir dabar mes važiuojam jau į Vilnių ir netrukus pasieksim greitkelį. Ir kažkur tai greitkelėje mes ir stosim pasikrauti. Turime du variantus planuojamus. Tai arba restoranas Levitano, ten tikėtina, kad bus didžiulė eilė. Jeigu ten bus didžiulė eilė, mes tada toliau ekonomiškai važiuosim toliau, sustosim Švyturys. Švyturio ten kažkokiai tai neveikiančiam restorane ir krausimės ten. 16:35 minutės. Viskas vyksta neįtikėtinai sklandžiai. Čia yra nemokama Lietuvos automobilių kelių direkcijos įrengta stotelė, kaip ir visos laikinai nemokama. Nuo kitų metų tikriausiai bus jau mokamos, gal dar šiemet apmokesnis, nežinau. Žodžiu, mum atvažiavus, prasilenkiam su Tesla, ką tik baigė įkrovimą, išvažiavo. Ir mes čia praleisim kokių 10, maksimum 15 minučių. Įkrovimas tikrai nebuvo būtinas, nes mes atvažiavom čia su 60%. Tai dar galėjom nuvažiuoti apie 110 km. Praleidžiam čia 15 kokių minučių, užleidžiam kitiem. Ir patys tęsim kelionę, nes čia stovėti ir gaišti laiką bandant įkrauti popilnę bateriją, visiškai neapsimoka. Geriau yra sustoti kitoje stotelėje, toliau pavažiavus, kai jau baterija bus gerokai pasėdus, tada jinai geriau priima greitą įkrovimą. Tada mes ir atsilošim. Ką tik išvykome iš Levitano. Praleidome ten 15 minučių, pasikrovėme, nežinau, apie 100 km, kaip gali būti, gal 20 minučių praleidom? 15 minučių, buvo 100 kažkiek, dabar 200 kažkiek. Beveik 100 km pasikrovėm, labai puiku. 217, kiek mes galim nuvažiuoti, važiuojam apie 110, lėčiau negu maksimalus leistinas greitis, bet jisai ganėtinai optimalus. Kol kas tokiu greičiu važiuojant nepakilo sąnaudos. Lyginant su kaip važiavom 90, o nuvažiuoti mums reikia 186, tai mes turim apie 20 gerų kilometrų rezervą. Tai jisai ištirps tikriausiai pakeliui, bet yra tikimybė, kad pasieksim Vilnių nesikraudami. Ar pavyks, sužinosim netrukus. Na štai, pavyko magistralėje Klaipėda Vilnius pasiekti mums komfortišką greitį. Važiuojam 20 km per valandą. Ir niekam netrukdom, nes visi irgi tokiu greičiu važiuoja. Kas čia vyksta dabar? Elektrinis Golfas pravažiavo Elektrėnus.
įveikėme jau didžiąją dalį kelio, liko viso labo 52 km, o Golfas nuvažiuos 64. Baterijoje liko energijos 9 km, jau įsijungęs vėžliuko režimas, turim čia gal 20 kW galios, jau su jie nepalieksi, bet mums iki namų liko 2 km. Kodėl mums pavyko? Kokie pagrindiniai faktoriai? Tai turbūt kelionės planavimas, su elektrinė mašina važiuojant reikia kelionę planuoti, tada oro sąlygos buvo palankios, nebuvo taip ekstremaliai karšta, kad reikėtų visą laiką važiuoti su kondicionierium, nebuvo lietus visą kelią, buvo daug laisvų įkrovimo stotelių, mes be didelio streso sėkmingai kiekvieną kartą galėjom pasikrauti mašiną. Tikrai ne kiekvienos kelionės metu taip gali atsitikti. Stipriai padidintas slėgis padangose padėjo mums nuvažiuoti daug didesnį atstumą negu įprastai. Ir rezultate mes nuvažiavom nuo paskutinio įkrovimo, kai įkrovėm automobilį net ne iki 100%, galbūt iki 90%, ir greitkelio režimu mes įveikėm 190 km ir dar 10 turim. Tai reiškia, kad mašina greitkeliu, važiuojant atsargiai, be kondicionieriaus, važiuojant apie 110 km/h, gali nuvažiuoti 200 km. Aš šituo esu pats šiek tiek sužavėtas ir nustebęs, aš negalvojau, kad jie gali nuvažiuoti. Maniau, kad nuvažiuos 160-170. Tai va, tai tikslą pasiekėm, dabar galima išpakuoti siuntinį ir imtis darbo su Audi A2. Na ką, grįžomės iš Kretingos. Kretingoj buvom aplankyti draugų, pasisvečiuot ir pasiskolinti šlifavimo mašinėlės, nes reikia šlifuoti tą bamperį nelaimingą, viską ten peršpakliuoti iš naujo, suremontuoti, rankytėm trinti tikrai nesinori, labai ilgai užtruks. Tai ieškojau Facebook'e, kas turi paskolinti, pirkti nenoriu. Gal kažkas paskolins, tai atsirado draugelis, subscriberis mano Vytenis, kuris sakė paskolins. Atvažiavom ir ką jūs savo galvojat, dovanų mes gavom kvapuką, New Car, tema bus jisai, kai baigsim, vat, kai techninę apžiūrą praeisim, pakabinsiu. Tada, čia vat, tikro perikupo must have toksai dalykas, čia toks, neturėjau už tokio, bet brandas geras ir, manau, ir produktas geras, sveria belekiek, reiškia, jame yra valančiosios jėgos, tai kažkokiai kitai mašinai turbūt reikės, čia tai viską švaru jau. Ir, žodžiu, šlifavimo mašinėlė, kažkoks naunėjimas, nežinau. Žodžiu,
nežinau, koks čia brendas. Man nematytas. M paketas. M-kę. Tai va, M-kę šitą va dabar turiu. Batarkę įdėsiu. Šlifavimo diskelių yra. Ir viskas. Tada jau įmu šitą įrankį ir gražiu aš tą bamperį ir pažiūrėsim. Pasižiūrim, kas mums gausis. Važiuojam.